Nebaigiau. Nebaigiai? Nebaigiau, mane Va. išmetė. Išmetė? Neišmetė. Man pasiūlė išeiti. Draugiškai tiesiog. Draugiškai, po solfedžio egzo, kurio aš neišlaikiau. Tu priėmėjai šitą pasiūlymą? Aš priėmiau šitą sprendimą. Labai ruoždavausi jau krūvį tą kaupdavau namie. Prieš tai man kaupdavau tą krūvį. Ir kai ateidavau to krūvio tiek daug, kad mano akis taip užsispausdavo ir viskas. Aš sapnuoju sapnus, kad vyksta spektaklis ir aš namie esu. Kad aš pamirštu tekstą, kad ten daug kas nutinka. Aš sapnuoju. Aš kompensuoju nebuvimą. Iš tikrųjų, tikam gyvenime tokių situacijų sapnuose. Kuo susiję aktorystė ir trauma? Kaip tai siejasi? Trauma, tarsi, gyvenimas yra trauma. Valio, čia reikia paploti. Antraštę turim. Man atrodo, kad jaučiu ant liežuvio galo. Labas. Labas, kaip jautiesi? Gerai. Pijus Ganusauskas, aktorius, fotografas, muzikantas, žmogus universalus kaip šveicariškas peiliukas. Pupų dėdė. Pupų dėdė. Tai Pijau, kaip tau tos jauno teatro dienos? Kur tu esi, kokioj grupiai, ką veiki, ką gali atskleisti? Nu tai aš esu Fakose dirbu, jau išmokau šitą. Ir pas Augustą Gordoną Tkevičių. Tai va, tai ten ir dirbu. Turi, atrodo, labai daug ką veikti iš tų visų veiklų, kurias išvardinom. Koks vėjas atputė čia tave? Ko tu dar ieškai? Jo, ko čia norėjai? Tai mane toks Astos Zacharovaitės vėjas atputė, nes... Kur ta Asta? Va ten. Ačiū, Asta. Dėkui, Asta. Šaunuolė. Nu, taip, man. Tai, žodžiu, mes turėjom pavasarį skaitimus Demokratijos Vilniui ir fainai tai padirbom ir sako, žinok, atvaryk. Ir aš tą pamiršau. Ir kaip ir geriausi dalykai būna, kad pamiršti ir po to staiga ten netikėtai išlenda. Tai va šitas irgi kažkada išlindo, kad jau, pamačiau, kad vyksta, galvoju, reikia paplikuoti. Pirmą kartą esi, ar ne? Pirmą. Ar jautiesi kaip studentas vėl back to school? Jo, ypatingai pirmą dieną, kai buvo workshopas, tai ten visiškai studijų buvo laikas, toks ten darėm aktorinį trenažą, emocinį trenažą. Tada buvo pertraukėlė ir tada darėm etiudus. Duotąją temą. Žodžiu, tai visiškai toks buvo kadės. Back to the roots. Pasijutai jaunas? Ne. Ar senas? Nepasijutau. Ne, aš dabar biškai jaučiuosi vyresnis negu savo amžiai. Nežinau, buvo momentas, kai atrodė, kad atvirkščiai, bet dabar man toks, kem 5 atrodo. O kas išduoda? Fizika, kūnas jau? Ne, vidinė būsena. Bet tu ne vienas, žinok, aš girdėjau... Tu irgi? Aš irgi, bet ačiū Dievui, man nereikėjo daryti trenažą. Ne, aš girdėjau iš dalyvių, kurie taip kaip katinai slankiojo, į vieną akis taip įsmeigiu, kad tik nereikėtų daryti, žinai. Ne, tai aš dariau viską. Nu tai šaunuolis jo, nes buvo tokių, kurie nedarė. Kurie? Pavardės. Neišduosiu, fainas žmogutis, žmogeliukas. Nu, aš apie tą anketą dabar žiūriu, taip jau iškart ir klausiu, nes čia vat žmogus rašo apie dilemą savo. Ir aš pagalvojau, galima iškart tavęs ir klausti. Žmogus rašo dilemą. Noriu visko daug ir neapsisprendžiu, ko imtis. Ir Juta kažkaip priskyrė, kad aš iškart sakau apie Pijų, groja 2 grupėse, vaidina kine teatre pas eilę režisierių, tai Šiauliai, tai Vilnius. Fotkina, daro fotografuoja parodas, yra Mažosios bendrijos keramikai direktorius. O Jėzus, ir dar šitą nesakyk. Žurnalistinį darbą atlikusios esam, taip. Ir dar čia atrodo, kad jūs pasimetęs, blaškotės tarp veiklų. Ne, kad aš jau praėjau šitą, man atrodo, etapą, dabar man jau jokio skirtumo. Ta prasme, kad aš labai pergyvenau kažkurio metu, nes man buvo taip ir įkalta ir aš pats taip galvojau, kad teatras ir tik tai teatras yra vienintelis menas ir svarbiausias menas ir taip toliau ir panašiai, bet aš iš tikrųjų kaip aktorius niekada nebuvo man taip, kad darbas po darbo ir aš, nežinau, vieną kryptim ir einu. Ir aš tada labai parinausi dėl to ir kažką pagalvojau, o kodėl? Ir kad, moku kitus dalykus daryti. Ir tada pradėjau, nežinau, ypatingai kai trūkdavo darbų, pradėjau fotografuoti, pamačiau, kad, tai nebūtinai aš tą procesą, nes man svarbiausia iš tikrųjų yra kūrybinis procesas, nežinau, kažką sukurti, yra įdomu, smagu. Ir po to supratau, kad aš tą patį galiu daryti ir fotografijai, ir muzikoje, toks
nežinau, kitas objektyvą persijungi ir per kitą prizmę prieini, bet iš principo patiri panašius dalykus. Tai. Ir tada galvoju, tai gerai, tai gal čia mano tiesiog toks būdas, toks charakteris ir, nu va, kaip sakant, ir dabar savo ramiai ir sėdžiu ant tų skirtingų kėdžių. O tau būna, kad kažkurioje srityje pavargsti, ta prasme, kad nebesisuka tas kūrybinis ratas ir tada kažkaip gal iš kažkur kitur kompensuojasi, ar ten įsikvėpia ir panašiai, kad... Jo, būna. Nu kažkaip aš tai pradedu po to, taip, pastebiu, kad tos rytis jungiasi tarpusavėje, pradedi kažkaip, nežinau, principą, kurį vienur atrandi, perkelti kitur. Bet aišku, kad būna užknis. Nežinau, ten atidirbi su teatru, tada atvarai repetuoti su grupe vakare ir ten, nežinau, dar sprendėsi asmeninius santykius tarpusavėje ir dar groji ir galvoji, na, tik čia. Dabar galima būti tiesiog ramiai praleisti vakarą, nu, bet ką žinau, tai vienaip kitaip, na, taip, sukasi skirtingai. Aš klausiau Pijų vieną interviu, tu ten dalinaisi, kad kai tik baigėjai akademiją, maždaug 2 metai buvo, kai negavai jokių vaidmenų, toks štilis buvo, o tuo metu kaip tik labiausiai norėjosi dirbti, nes ką tik baigėjai, čia pasiruošęs, entuziastingas, jaunas tuo metu dar taip. Kur aš čia taip kalbėjau? Radio Vilnius. Okay. Prisimelavai? Iš tikrųjų buvo vaidmenų? Ne, tai dabar nereikia meluoti, reiškia, nes jūs žinot dalykų. Taip. Tai man įdomu prisimintos tie 2 metai, kai ne, tu sėdi, lauki to vaidmens, vis tiek aktoriaus tokia pozicija, tu lauki to skambučio, tikriausiai nežinau, kaip ten yra. Kas galvoje dedasi tuo metu? Ką veikėjai tuo metu? Nu tai tada nusavinau, žodžiu, tėtis mano vienu metu prisipirko labai daug daiktų. Toks periodas buvo fotoaparatus nusipirko, tada, ten, nežinau, irklentės, tada kapitono teisės laivas ir, žodžiu, taip toliau. Ir tada po kažkurio laiko tos daiktus paliko. Nu, nebesinaudoja, biškį ten pažaidė ir paliko ir aš tą fotiką radau ir nusavinau. Nu tai va, pradėjau fotografuoti savo malonumui. Ir tada kažkada ten draugė sako, dėk Instagramą, įdėjau Instagramą, tada pamatė Paulius Markevičius, mano kursiokas, sako, atvaryk pas mane, man labą, padaryk parodą. Na, žodžiu, padariau tą parodą ir tai pradėjo kažkaip vyniotis tas siūlas. Tai va, tai kažkaip per kiekvieną pauzę tada tarsi atrasdavau kitą meno formą ar prieimą, tai aš galvoju, gal po to kokia ten, nežinau, gal tapyba, ten jau dar kažkas galės būti. Baletas. Baletas, ja. Bet tave mes vis tiek šiandien čia kalbinam kaip aktorių. Ir sakykim, gerai, tu atradai, kad čia gali fotografuoti, viskas kaip ir okei, nesėdi dykas. Bet gal vis tiek galvos galėjo, tu galvoji, tai kur tie vaidmenys, tai ko niekas neskambina, kas blogai, ar mano veidui kažkas ne taip, gal mastai tokius dalykus? Ne, tai apie veidą kažkaip ne. Sorry, dabar užmetėm. Nemastau apie tą veidą. Bet, ne, tai aš, nu tai dabar tai yra tų vaidmenų, bet tuo metu tai, mano... Čia kažkas repetuoja pasirodymą, man atrodo. Žodžiu, tai tuo metu aš supratau, kad mano buvo labai blogas požiūris, tai va, nes aš buvau, nu, žodžiu, mokosi tai akademiją ir ten jūs tik tai kartu esat kažkas vertingo, ten visur aplinkui yra blogis, kiti režisieriai yra blogi ir ten nieko nedirbkit. Ir tik tai aukštasis menas turi būti ir aš jau toks, ten prisižiūrėjęs filmų, nežinau, ten priskaitęs knygų ir tada, ai, tai čia su šituo gal nelabai man, čia gal biškį idėja kažkokia nelabai, dar kažkas, nu tai ir tada visos durys užsidaro. Ir tada Ai, tai tau siūlė, tu pats atsisakydavai? Nu tai būdavo kažkas ten, va, kažkokia turi idėją pažįstamas ir sako, gal pabandom, aš kažkaip, ai, nežinau, čia ar gerai bus, ar negerai. Žodžiu, tai pasikėlęs gal kažkuria prasme buvau, tai ir po to kažkaip kai atsimuši ir tada pamatai, kad čia galbūt tu pats. Reikia nusileisti. Žodžiu, tu pats užsuki tą ratą ir, nu, nes kodėl taip nutinka, kad vienu metu gyvenime atrodo visur yra duris ir, nežinau, galimybės, o kitu tiesiog sienos. Tai aš taip suprantu, kad čia nuo vidinės kažkokios būsenos ir tavo pasaulėžiūros labai daug priklauso. Ne viskas, bet iš tikrųjų labai daug priklauso. Tai va, tai kai tas pasikeitė, tai pasikeitė tada ir visi kiti dalykai. Nu tai, kad ir čia, tu gali atvažiuoti arba gali net važiuoti. Tai nes čia kaip ir ką, nu tai galimybė iš 4, ne, kad bus spektaklis, o gal ir nebus. Prieš metais nei vieno nesigavo, tai gali nugalvoti, kam čia tada važiuoti. Bet kita vertus, tai, nu, nežinai, kur čia gali kas nuvesti. Tai va, tai reikia plačiai žiūrėti. Vienas buvo fainas, ar ne, gal šitą ir imi? Gal ir šį, apie kurį tu Dilema. Įgarsinkite. Dilema tokia. Gal yra tau buvę, Pijau, nes vis tiek tu ir filmuose filmavęsis, ir šiaip, ar ne, Vilnius yra galimybių miestas ir daug tų galimybių, manau, pasitaiko. Bet vieno žmogaus dilema, ar ne, klaida, kad nusifilmavo Šūdinam seriale. Taip, didžiausia padaryta klaida. Jo, nusifilmavau Šūdinam seriale. Aha.
Ar yra tau tai buvę? O gal tau pavyko iš to, žinai, iš to laikotarpio, kai sakydavai ne, gal pavyko tam šudinam serialui pasakyti ne? Jo, man pavyko. Aš buvau su kursiokė nuėjęs videometros castingą. Ir kažkaip ten padavė tos anketas, užpildėm anketas ir tada ten girdim kambarį vyksta jau bandomoji scena ir aš tiesiog pabėgau. Ai, net nenuėjai, ne? Net nenuėjau, tiesiog pabėgau. Anketa liko, bet aš pabėgau ir nežinau. Tai... O ką tu išgirdai ten, kas čia, žinai... Nežinau, ten labai kas tau buvo... suklikino? Supratau, kad aš negalėsiu to padaryti, kas ten yra sakoma. Tiesiog negalėsiu. Aha. Ir gal ir nereikia. Tai va. Nu, šaunuolis. Apie castingus kalbant, didžiausia padaryta klaida. Čia vėl prašysim Pijau tave sureaguoti. Žmogus rašo, po pirmo castingo taip išsigandau savęs, kad daugiau taip ir nejau į jokį castingą gyvenime. Ar castingė kažką pats kaip aktorius apie save supratai, gal kažkur buvai labai išmuštas iš vėžių, nežinau. Ir kas apskritai vyksta tose Aha, kas castinguose? ten Gal vyksta? gali biški taip atskleisti tą širmą? Nu tai castingas, atranka vyksta. Bet, nu, aš tai iš pradžių nepraeidau tų castingų, nes labai ruoždavausi jau krūvį tą kaupdavau namie, prieš teinant kaupdavau tą krūvį. Ir kai ateidavau to krūvio tiek daug, kad mano akis taip užsispausdavo ir viskas. Žodžiu, ir tada atėjo COVIDas ir kažkaip, aš ten visai turėjau nemažai tų spektaklių, kuriuos repetavau, tada į Šiaulius atvažiavau padirbėti ir mes labai daug filmuodavom tos spektaklius ir ten tiek tų filmavimų pasidarė, kad ta kamera kažkaip jau dingo, ta baimė, filmuojant spektaklius. Geras. Ir tada kažkaip biškiai atsirišo, iš tikrųjų, kad, nu, tiek daug nesiruošdavau, teks daugmaž išmoksti, bet man tai pasirodė, kad ne tiek savo variantą atnešti kažkokį labai ryškų, o kad gebėti vietoje reaguoti į kažkokį, tai nežinau, režisierių, į kažkokius pasiūlymus, nu, spontaniškumą. Tai va, tai gal spontaniškumas kažkoks buvo tas atradimas. O vat tam žmogui, kuris laiko klaidą savo gyvenime, kad išsigando savęs castingė, ką galėtum, nežinau, patarti, kokį tipsą, kad... Aš nesuprantu, kaip jis ant castingą savęs išsigando. Tai gal nežinau, ką, nebijot, nežinau. Pabandyti dar kartą gal, žinai. Atsigert kokio laus prieš tą castingą ar kažką. Ar teksto nesimokyti tiek daug, nežinau. Kalbant apie spontaniškumą, kad dar nesakai, išmokai to, puikiai savybė iš tikrųjų. Tai štai žmogus apie klaidą, spontaniško emocijų, ko gero. Nusiskutau galvą vaidmeniui, nors nieks neprašė, dabar visada prieš tą spektaklį reikia skusti. Ar tu esi persistengęs? Kažkurioje srityje, ar muzikoje, ar teatre, ar fotografijos, kur supratai, kad nereikėjo taip smarkiai? Nelabai gal. Aš šiaip biški tinginys, tai būna, kad nedasistengiu. Bet nežinau, gal ir esu čia, gal kažkas galėtų geriau pasakyti iš ten, nežinau, žiūrovų, ten, kai vaidinu, pavyzdžiui, spektaklį ir persistengia aktorius, mato. Pliam, šitas tikrai persistengia, pervaidina, tai nepajaučiu tada. Bet gal tau ir negrėsė, nes Pijau, tu buvai surengęs fotografijų parodą, kurios pavadinimas buvo Pusiau prabudęs. Taip. Ir tu interviu vieną minėjai, kad nori būti visada tokioj būsenoj, pusiau prabudęs. Biški apgirtas. Bet tu iš tikrųjų, aš čia žinoma. Jūs neklausykit, ką aš ten rašau, ta prasme, ten reikia kažką parašyti. Ne, bet tu labai gražiai kalbėjai, kad tai yra tokia būsena, kai dar ir pasąmonė su tavim kalba, jau ir sąmoningas esi. Ne, tai buvo taip, kad aš važiuodavau fotografuoti paryčiais. Taip. Ir tada tu iš tikrųjų pusiau pabudęs, nes tu ten pusiau miegi ir taip. Ir kas pavyksta? Čia labai tiesiogiai viskas. Tai va, tai tą būseną iš jos kažko irgi galima pasimti. Čia mes juokiamės, bet čia labai rimtai iš tikrųjų. Nu tai per daug tas smegenų neužkrauti ir nesistengsiu kontroliuoti visko aplinkui, nežinau, karjeros, santykių, savęs, nes iš to kažkaip aš bent jau man tai blogiausi dalykai ir atsitinka. Tai va, Let it flow, ne? Let it flow. Tai to ir pabaig. Nu gerai. Ne, čia dar labai daug gerų šitų. Ne, durnas klausimas, palauk, čia tau yra labai kažkodėl. Labai atitiko daug, nes kadangi vis tiek čia didesnė dalis yra aktorių, jie dalinasi tokiais išgyvenimais, kur labai norisi susijęti Pijau ir su tavo, sakykime, ir buvo ir tokių skaudesnių pasidalinimų, kur žmonės dalinosi didžiausia klaida, pavyzdžiui, ko labiausiai gailisi, kad liko dirbti komandose, spektakliuose su žmonėmis,
kur buvo labai prastas psichologinis fonas, įtampa, kur, tarkim, kiti žmonės jau išėjo, o tas žmogus rašo, aš pasilikau ir šiandien manau, kad tai buvo klaida. Ar buvai pajutęs, kad esi tokioje situacijoje ir paralyžius ištinka, nežinai ką daryti, o gal ir išeini iš tokių situacijų? Ne, gal iš spektaklio ne. Nu, bet aišku, visą laiką kūrybinio proceso metu jaučiasi, ar vyksta kažkas, ar ne, ar susikabina dalykai, ar ne, ir kiek ten jau padarai per tą repeticijų laikotarpį, tiek, man atrodo, ir būna. Tai aš galvoju, kad labiau tada verta gal iš karto repeticijų metu jau išeiti, bet man neteko. Bet gal labiau būna ten kitose dalykuose, ten įsivarau ne į savo rogas. Tai, tarkim, mes su kursiokais turėjom savo teatrą po šitos akademijos baigimo ir aš kažkaip ten visi jau norėjo skirstytis ir sakau, aš apsimsiu, aš būsiu direktorius, aš išgelbėsiu šitą teatrą. Nu tai va, ir kaip tokių... sekėsi? Blogai. Teatro nebėra. Teatro nebėra. Sudegė. Jo, ir aš sudegiau. Tai va, man reikia biškai bandyti nuo tokių va, ir, žodžiu, ten, kur nereikia nelysti. Nes aš būna... Tai kas ten buvo blogai, neradai savį vadybininko? Nu, aš nenoriu dabar pasakoti. Bet, žodžiu... Visada galima bankrotą paskelbti. Viskas jau važiavo žemyn. Ir aš traukinį žemyn važiuojant. Įsėdau ir nuvažiavau. Bet tai yra patirtis, jeigu tu nebūtum to patyręs ir geriau būtų. Geriau būtų? Okay. Aš manau, kad ne viską reikia patirti. Norėjau ant pozityvą ištraukti kažkaip? Gavas kaip gavas. Bet Pijau, aš galvoju, tu esi žmogus su daug veidų, ar ne? Daug įvairiausių veiklų. Ir ko gero, jaunesnė karta jau atranda tai, kad tu gali būti daug kuo ir tau puikiai seksis ir visa kita, bet ko gero visada meno pasaulyje ir bet kur kitur, architektūrai, nesvarbu. Bus žmonės, kurie sakys, jeigu tu blaškaisi, tu tada negali būti geras, 9 matai, 10 balas, taip toliau. Kiek dažnai su tuo susiduri, ar jauti, kad tai yra problema, ar jauties gal išsibarstęs kartais, kad... O gal, žinai, kita vertus, o gal šie laikai yra tokie, kur mes esam visi, nu, ta prasme, visi visur. Ir, nu, tokie žmonės, orkestrai. Nu, ne, aš tiesiog galvoju, kad, nu, kažkaip, kai tu daug darai vienoje specialybėje, tai iš tikrųjų tai yra apie amatą klausimas ir tu peržengi daug slenkščių. Tai man ta dilema iš tikrųjų kažkiek kyla. Jo, tai... Bet nežinau, nu tai ką aš padarysiu. Nu, tai yra kaip yra, bet... Nežinau, nu tai aš asmeniškai... Sakau, man būna tas, kad aš vis tiek darydamas vieną ir taikau principus kitiems dalykams. Tai man toks, nežinau... Plus, kad tu darydamas, nežinau, tu gali tą tarpą nieko nedaryti, ten, nežinau, kažką šiaip veikti, arba gali kurti ir vis tiek būti kažkam kūrybiniam, nežinau, lauke, kur vidus vis tiek yra kažkokiam pasiruošime, arba kažkokia tai, nu, forma vidinė palaikai. Tai va, tai nežinau, aš šiaip stengiuosi, kiek galima visur, nu, kiek galiu, tiek ir padaryti. Tai. Aš skaičiau kažkur vienam interviu tokį įdomų tavo gyvenimo biografijos faktą, kad prieš stodamas į apskritai specialybę po 12, tu tėvams sakei, kad stoji verslo vadybą ir tarsi slapta užpildai vaidybą, ar ne, ir stoji aktorinį. Ar nesigailėjai šito? Gal vis dėlto reikėjo į tą vadybą, žinai, gal būtum teatro ten to nenuvaręs, jeigu būtum gal geras direktorius, žinai? Ne, nebūčiau. Aš, akivaizdžiai nebūčiau. Bet... Nu, mano tėvai verslininkai ir aš norėjau išpildyti jų lūkesčius, bet viduje turėjau kitą visai troškimą ir norą. Tai labai gerai, kad aš nepasidaviau tam kažkam, bet čia buvo paties spaudimas save išpildyti kitų lūkesčius. Tai va, tokia savybė yra, iš tikrųjų turiu tokią, tai va, bet slapta užpildžiau ir... Ir kaip tėvai tada reagavo? Gerai. Gerai? Jo. Ir labai apsidžiaugė. O gal jeigu būčiau stojęs į verslo vadybą, bet nesidžiaugęs ir būtų nelaiminga, tai aš taip suvokiau, aš projektavau va tokius lūkesčius, kad jie turi į mane tos lūkesčius, nors realiai neturėjo jokių lūkesčių.
nei ten spraudė kažkur eiti. Tai, nu, čia tokia paauglystė ir nebūtinai ir paauglystė, šiaip būna visada gyvenime. Nu, čia, man atrodo, jo yra tėvų ir vaikų santykiai ir jie visada atrodo, kad vaikai galvoja, kad tėvai kažkokius turi ir tenais iš tikrųjų. Jo. O kitas irgi momentas, kad šiaip tu irgi Čiurlionį baigiai ar ne Čiurlionį? Nebaigiau. Nebaigiau, mane išmetė. Neišmetė. Pasakok. Liekite arbatą. Man pasiūlė išeiti. Draugiškai tiesiog. Draugiškai, po solfedžio egzo, kurio aš neišlaikiau. Ok. Ja. Ir tu priėmė šitą pasiūlymą? Aš priėmiau šitą sprendimą. Aš pas nusprendžiau tada išeiti. Nepalauk, tai kaip ten buvo? Čia juokėmės, o kaip iš tikrųjų buvo? Ne, pasiūlė išeiti. Tai kas su tavim buvo blogai? Tu prastas mokinys buvai, nedrausmingas? Nu, aš tinginys, kaip sakiau, aš tingėdavau, ten solfedžio neišlaikiau, tai ten, aš labai susijaudinau visų pirma, tai aš šiaip pataikau tas natas, bet aš nesugebėjau pataikyti net į tą... Fortepijonų grojai? Jo, aš nesugebėjau net į tą oktavą įtaikyti ir net į tą nantą, žodžiu, ten man užsirišo smegenis. Va. Komplimentai. Sako, buvo puikus mokinys, kas negirdėjo. Tai va, tai tada išėjau ir tada tiesiai iš Čiurlionkas į Tuskulenkę, kur tokia marozina mokykla iš karto. Tai va, buvo. Toks menininkas ar ne ir... Jo, susidūriau su kita realybė. Geras. Ir tada iš tos kitos realybės vėl grįžai atgal į muzikos teatro akademiją. Bet jo, grįžau po to, toks vingis, serpantinas buvo. Čia va kaip tik anketoje žmogus apie dilemą rašo. Klausimą tokį užduoda, jau norėčiau, kad ir tu jį atsakytum po šitos serpantinus pasivaikščiojus. Lakoniškas klausimas, ar aš tapau aktorė iš traumos? Kaip manai, kodėl žmogui... Gal nereikia juoktis, čia rimtas iš tikrųjų klausimas. Kodėl kyla toks klausimas? Ar aktoriai yra visi traumuoti? Kuo susiję aktorystė ir trauma? Kaip tai siejasi? Trauma, tarsi gyvenimas yra trauma. Valio, čia reikia paploti. Antraštę turim. Tai klausimas, apie kokią traumą yra kalbama. Nes ten, bet kad vaikų gali būti kažkoks, nežinau, neįvertinimas būti trauma, arba ten taisyklių nustatymas gali būti trauma, ar ten dar kažkas, gali būti labai rimtos traumas. Tai jeigu ten kažkas traumytės, tai gal jo, bet nežinau, aš tai eidavau, atsimenu, mokyklą į gatvę ir taip aš pasileisdavau muziką ir aš ten dainuoju tas dainas ir aš įsivaizduoju, kad aš ten dainuoju ir kad, toks X-faktorius, kad, nieks nežino, gal aš turiu balsą ir tada susėda ir visi sako, gal kas nors gali padainuoti, aš padainuoju netikėtinų balsų ir tada visi išgirsta ir visiems ten, wow. I'm a genie in a bottle. Panašiai. Tai aš nežinau, tarsi, tai man buvo azartas, man buvo noras ir pasirodyti, noras kurti, kažkokiu buvo matyti ir, nežinau, galbūt ir ten iš kažkokio melancholijos, ten liūdesio, dar kažko. Tai va, kitas dalykas, kartais, kažkokie atsitiktiniai dalykai gali pakreipti mūsų gyvenimą. Tai, pavyzdžiui, mano krikšto mama yra aktorė Kauno dramos teatre ir kažkada aš neėjau į teatrą, tikrai nevaikščiodavau. Ir man nusivedė spektaklį vieną ir aš kažkaip ten nuėjau ir man kažkokį paliko neišdildomą įspūdį. Nežinau kas. Atmosfera kažkokia ten, tamsuma, žmonės, dar kažkas. Ir kažkaip, va toks kabliukas iš ten iš tikrųjų atėjo. Ir aš negaliu jo, tarsi aš galėčiau logiškai bandyti kažkaip įsivardinti, kas tai yra, bet aš biškai tai palieku tokią paslaptį. O kiek tau metų buvo tam? Gal 15, kažkas tokio, 14, kažkas tokio. Tai va, tai ką žinau, daug tų faktorių ir jie skirtingi, kombinacijos tokios. Bet tu tokį spinduliuoji mums optimizmą. Kad jeigu yra pertrauka aktorystėje, puolam fotografuoti, nefotografuojam, fotoaparatas sugėdo, puolam groti, kūriam, viskas liuks, lūkesčių jokių nėra, visa kita, bet ar buvai kada rimtai nusivylęs apskritai kūrybiniu lauku, meninė veikla? Kur vis dėlto būtum pagalvojęs, kad gal ta verslo vadyba? Nebuvo, bet aš taip... Šiaip tikrai nesu labai linksmas žmogus gyvenime, bet kai užlipu, kalbėti su kažkuo, tai taip gaunasi kažkaip į priešingą pusę mane užneša. Visi mes fainesni. Tos traumos čia lenda. Užneša į priešingą pusę, tai nežinau, gal ties nusivylimai labiau savim ten būna, ar būtent kaip
ir kalbėjau prieš tai pašnekovė, su abejojimai, su dvejojimai, ten atsimušimai į sieną, ten dugniuką, dar kažką ieškai toliau. Tai čia, ta prasme, visiems būna. Bet jeigu, man atrodo, klausimas apie norą ir valią yra kažkokia irgi labai svarbus, kas gal retai akcentuojama yra, bet iš tikrųjų, tai aš to noriu. Kažkokią formą to noriu ir aš link to einu. Ir tada, kažkaip, nežinau, persilipa tie sunkumai ir tiesiog eini toliau. O kritiškas esi savo? Jo, labai. Labai ir kartu ne. Nes tinginys, kaip jau minėjai. Ne, aš tokį balansą stengiuosi palaikyti, nežinau, tokio ir rimtumo, ir kartu, ir kūrybai. Čia labai rimta, čia mes komunikuojam su žmonėm ten apie pasaulį, čia ir kūryba, kas tai yra ir viso, ir kartu tai yra vaikiškas žaidimas. Ir nieko rimto. Tai aš visą laiką balansuoju tarp tokio ir tarp kritiko, ir kartu tarp visiškai nekreipimo dėmesio į, nežinau, kažkokius ten, kaip čia turi būti ar dar kažkas. Tai tokį balansą stengiuosi išlaikyti ir tada visai smagu. Jo, nes tą rimtumą, man atrodo, diktuoja paraiškos, kur reikia kažkokią problematiką išvelgti, reikia kažką spręsti, kažkokius dalykus pasauliui ir taip toliau. Nes šiaip iš esmės tai kūryba, ar ne, kaip ir minėjai, yra žaidimas ir tiesiog have fun. Apie tai kalbant, aš norėjau paklausti šito klausimo kažko iš industrijos vilkų, tiesiog iš šalies stebint, kaip paaiškintum ir ką mąstai apie Pamelos Anderson sugrįžimą? Čia iš durnų galima. Jis sugrįžo, bijau. Bet ar jie buvo išėjęs kažkur? Jie gyvena visą laiką. Tai taip, bet dabar jį vėl žvaigždė. Ai. Ar tik mano algoritmai? Mano, tai žinok, man visą laiką buvo žvaigždė, niekur nebuvo dingus. Geras atsakymas. Žvaigždė negesta, ji yra, žinai, ir arba pasibaigia ta šviesa, žinai, arba ji yra. Ikonos nemiršta. Štai palidovai mirksne. Išeina, ateina, žvaigždės ne. Ar turim dar kažkokių dilemų, traumų? Žmonės dalinasi, nežinau, nebent smagu įgarsinti, Pijau, gal tu prisiminsi kažką iš įdomesnių nuotykių savo gyvenime. Žmonės rašo apie tuos keisčiausius, gėdingiausius įvykius ant scenos. Atėjau vaidinti ne į savo sceną, spektaklio metu susilaužiau koją ir tiesiau norėjau paperst, bet pavariau rimčiau, būdamas ant scenos. Visko yra nutikę jauno teatro dienų dalyviams. Ar tave yra kažkas taip sukrėtę patį ant scenos būnant? Ne, gal. Taip rimtai nėra sukrėtę. Kartais sukrečia, kaip neina scena. Galvoju, jis tiesiog susikrėti, blema, kaip šiandien nelabai sekasi. Būna ne tavo diena tiesiog, ne? Būna ne tavo dienos. Kartą per mėnesį. Čia ir mėnulis gali įtaką daryti, ar ne? Aš sapnuoju sapnus. Kad vyksta spektaklis ir aš namie esu. Kad aš pamirštu tekstą, kad ten daug kas nutinka, aš sapnuoju. Aš kompensuoju nebuvimą iš tikrųjų, tikram gyvenime tokių situacijų sapnuose. Va čia kalba traumos. Tau jų ta nėra? Kaip radio laidų vedėjai nesapnuoji, kad pavėluoji į eterį arba neišleidi žinių ar dar kažko. Nėra tau ba? Ne, kažkaip viskas laiku įvyks. Fainai. Gerai. Atsiprašau, negaliu pasapnuoju. Ką? Šaunam. Durna, šaunam. Lyg buvo čia protingų nuskambėję prieš tai. Koks tavo slaptas talentas? Didžiosios raidės, parodyk. Slaptą talentą. Talentas? Išviešink jį. Aš iš tikrųjų, nežinau, ar čia talentas, bet aš, kai ateinu į klubą ir ten yra tos lempos fluorescencinės, pas mane vienas dantis dingsta. Bet čia tiesiog mėlyna šviesa, aš galvau, kad čia fluorescencija. Dabar jis taip matosi, bet jeigu būtų vien tik ta mėlyna šviesa, tai jis dingsta. Dabar mes visi žiūrime tavo dantis. Sunku sureaguoti. Dėkuoju, kad pasidalinai. Bet tai ir liks neparodyta, ar ne? Arba mes turime keisti apšvietimą. Arba turim keisti šviesą, arba... Su kokiu režisierium dirbi?
Su Augustu Gornatkevičium. Augustai, galbūt tos fluorescencinius galima panaudoti šeštadienį pasirodymo metu. Tai jūs galėtų su tais dantim kažką. Jo. Galėtų būti. Lietuvos talentai. Vaidmen šitą arkliukas toks, ne? Gerai. Nu ką, ar mes turime gal kažkokį klausimą iš žiūrovų? Visi tiek juokės. Užduokit kokį klausimą. Galvoju, čia lengva? Ne, šiaip kodėl? Liesi laisvai. Grįšiu šiandien pas tave. Palaukit, biškį nesupratau. Mes praradom kontrolę, man atrodo. Čia klasikinis inside joke'as buvo. Čia atsiprašom, kas nežino kažko jau šito. kvepia. Nu, gerai. Bet šiaip, naudojant žiedinę pasakojimo konstrukciją, noriu grįžti prie to, nuo ko pradėjom, apie tai, kad esam jauno teatro dienose ir kad jautiesi kaip 45, nebe toks jau jaunas. Nepaisant to, kad tau kokie geriausi atveju 3-6, ne? Jo, Kiek? bet 3-6. Jo, aš tikriausiai. Bet rimtas klausimas apie tai, kaip, tu vis tiek turėjau daug patirties, kaip, atrasti iš naujo ir eiti, ir mokytis, ir neapkerpėti, Ir būti jaunu širdyje. Aš sakiau, kad nesu jauna širdie. Ne, tai daryti. Na, žinau, man atrodo, kad, ateini į komandą naują su žmonėm, kuriais pažįsti, kažko nepažįsti, yra ten režisierius, kurio pažįsti, taip toliau panašiai. Ir tu turi judintis, ta prasme. Tu negali staiga, blema, čia mano toks pasaulis, aš čia užsidaręs, žinai, ir kažkaip, ne, tu turi judintis. Tai tai ir prajudina iš tikrųjų. Eiti čia, aš tikrai, atsiprašau, bet man kažkaip biškai nesnorėjo eiti kalbėtis, nes galvoju, Ačiū, malonu. Nežinau, Buvo kas norėjo, mes būtume. ką aš čia pasakysiu, žinai, ten ir taip toliau, ar čia bus įdomu. Bet išeini ir prajudi. Tai taip ir reikia judintis. Bet nors čia skambėjo jau kaip pabaigimas, bet vis tiek tu dalyvauji tame buvime tarptų žmonių, bet vis tiek tu jau turi nemažai patirties ir kine, ir ant scenos įvairiom. Ir vis tiek būna tas, kad, aš jau žinau, kad taip neveiks. Vis tiek jau yra kažkoks žinojimas ir iš to žinojimo ir atsiranda tas toks, kad pasirai grampis toks, kur. Ne, man tai mažėja žinojimas iš tikrųjų ir tokie, kažkokie, kaip čia turi būti. Tai nežinau, kaip čia turi būti. Koks turi būti spektaklis, koks turi būti vaidmuo. Kartais, nežinau, kartais esam dirbę, kur specialiai blogai vaidinam ir iš to bando kažkas atsirasti, kartais kitas prieimas. Tai aš nežinau, kaip turi būti. Ir nenoriu žinoti. Ateini ir ieškai. Nežinau ir nenoriu žinoti, Pijus Ganusauskas. Pusiau pabudęs. Ką palinkim, tai palinkėjimas. Čia yra, tai ką, Pijau. Linkime surasti dar vieną meno rūšį, kurioje puikiai save realizuotum. Laiko dar turi į valias. Niekada nežinai. Kas? Niekada nežinai. Gali jau ir rytoj sugalvoti, ką veikti, man atrodo. Jo, čia. Linkime pajaunėti širdyje ir tos 45 metus mesti į šalį, nes širdutė tai jaunesnė, tikrai. Gerai, ačiū. Čia toks, žinai, tetos palinkėjimas. Geras Ir ką, ir gerai praleisk laiką. Dėkui, kad šitos jauno teatro dienos tau būtų geriausias patyrimas šią vasarą, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, jo. Ačiū, kad atėjai. Ačiū, Pijau.